tai esmė yra apie velnę ir jo demonus, kad jie yra tikri ir visa tai egzistuoja ir pragaras irgi egzistuoja. Čia matom apversti kryžiai, rankos ženklas, čia reiškia velnio ragai. Toliau Bafometo žvaigždė, kuri yra ožka reiškia demoną, velnę. Tai, čia sataniniai ritualai. Daug pasakų turbūt nereikia. Toliau visi turbūt žino Eloną Muską, tai jo uniformos visokiose eventuose būna demoniški su apverstais kryžiais. Tai jie tik tai parodo, kam jie tarnauja. Tas pats kostiumas iš galo su apverstu kryžium. Jo visos kompanijos yra irgi simbolizmas. XAI grokas, dirbtinis intelektas, tai čia rodomas nuverstas kryžius. Grokas yra Saturno simbolika, Saturnas reprezentuoja irgi šėtoną. Toliau žmonės, kurie jam dirba, visada skleidžia jo simbolizmą, nes tai yra viena iš sutarčių duota velnio, nes tie, kurie jam tarnauja, jie sudaro sutartį su juo ir viena iš sutarčių yra, kad jisai nori, kad tu skleistum jo simboliką, nes jisai taip pasijaučia Dievas, kas iš vis yra Liuciferis, tai tuoj velnės tuoj pakalbėsim. Tai čia matosi apversti kryžiai. Toliau filmai. Filmai yra ne šiaip pramogos mum sukurtos, filmai neša žinutę. Kiekvienas filmas turi kažkokią tai žinutę ir ne visi tai supranta ir ne visi gali pamatyti. Tai tarkim, Mielas seneli filmas. Čia kur vaikas. Happens Dear Santa. when a kid sends a letter to Santa, but Liam To Santa. Vaikas siunčia kalėdinį norų sąrašą seneliui ir atseit netyčia vietoj to, kad parašytų Santa, kalėdų senelis, tai parašo Satan, tai yra šėtonas, ir tas laiškas nukeliauja is a crappy tiesiai velniui. This looks like fun. Ir čia velnias gauna laišką ir jisai atsiranda to vaiko kambarį, vietoj to, kad atsirastų senelis su dovanom. Oh, that's putrid. Thank you. What do you want? You summoned me. Ir vaikas sako, ko tu nori, ir velnias sako, tu mane iškvietei. Ir angliškai ta žodis yra summon, ir tas reiškia summon žodis, kad tu gali iškviesti tik tai demonus. Toliau filmas Laivas vaiduoklis, kuriame rodo kaip demonas, jisai prieš tai buvo žmogus, bet labai nuodėmingas, ir po mirties velnis jam pasiūlė, kad velniui dirbtų ir gundytų žmonės turtais, auksu, ir juos vieną po kito žudė ir rinko jo sielas. Kai surinko tam tikrą skaičių sielą, jis jos pristatydavo šeimininkui į pragarą. Tai čia scena iš to filmo. Manau, kad aš jau žinau. Tu nepaspausi mygtuko, Maureen. Pažiūrėk. Dodžas padarė tą pačią klaidą, jis nebegyvas. Keitė to pasakė tiesa. Sielos be nuodėmės negali būti pažymėtos, todėl jas sunku valdyti. Bet kol šitas laivas plaukia, mes kenčiame visi kartu. Po velniukas tu toks. Aš renku trofėjus, kaip ir tu. Tu renki laivus, o aš sielas. Kai surinku savo kvotą, įsiunčiu į pragarą. Kad mano vadovybė būtų laiminga. Toks darbas. Gavau jį po ilgo nuodėmingo gyvenimo. Bet jei prarasiu šitą laivą, mano vadovybė nebus laiminga, o tai jau blogai. Na, čia ir sako, kad jisai po ilgo nuodėmingo gyvenimo
gavo pasiūlymą iš velnio ir pradėjo jam tarnauti ir tiesiog renka sielas ir pristato į pragarą. Ir tokių filmų yra begalis ir, kaip sakiau, filmai yra nebereikalo ir jie visi turi žinutę, bet filmai yra kūrimi tų pačių satanistų ir juose yra pusė tiesos, pusė melo, dėl to ne viskas, ką ten rodo, yra tiesa, bet turi suprasti ir atsirinkti tai, kas tiesa. Ir parodysiu šiaip keletas filmų pavadinimų. Tai Šėtono vergai, vėlai naktį su velniu, Tamsos princas, velnis ir Danielis Websteris, velnis Dievi Prada, tiesiog velnis ir apverstas kryžius, velnio advokatas, Liuciferis ir nukritę, tai yra nukritę angelai iš dangaus. Tai kas jie tokie? Tai Izaijo knygoje, čia atvertus Bibliją, 14 skyriui, 12-14 eilutė rašo: kaip tu iškritai iš dangaus, o Liuciferį, ryto sūnau, kaip tu nukrista žemėn, kuris susilpninai tautas, nes tu buvai sakęs savo širdyje: aš pakilsiu į dangų, aš iškelsiu savo sostą virš Dievo žvaigždžių, aš taipogi atsisėsiu ant susirinkimo kalno šiaurės šonuose, aš pakilsiu virš debesų, aukštybių, aš būsiu lygus aukščiausiai. Tai čia ką rašo, kas yra Liuciferis, tai yra jisai buvo Dievo sukurtas angelas ir jisai sukilo prieš Dievą ir jisai, kodėl jisai sukilo, nes visiems Dievo kūriniam Dievas suteikė laisvą valią, todėl jie patys tai pasirinko ir tas Liuciferis, velnis, jisai sukilo prieš Dievą, jisai panorėjo būti toks pat galingas ir perimti Dievo valdžią, dėl to jisai buvo išmestas iš dangaus. Ir toliau turime 2 Petro laiškas, 2 skyrius, 4 eilutė. Nes Dievas nepagailėjo nusidėjusių angelų, bet numetė juos žemyn į pragarą ir atidavė į tamsybės grandines, kad būtų laikomi teisumui. Tai čia irgi aprašo, kad Dievas nubaudė tos angelus, jis juos išspyrė iš dangaus. Paskui Ezekielio knygoje 28 skyriui nuo 12 eilutės yra aprašoma, kaip tas Liuciferis buvo sukurtas, kad jisai buvo sukurtas pats gražiausias ir išmintingiausias kūrinys. Jisai buvo ryto šviesa, jisai šviesos nešėjas. Ir kaip jisai per savo godumą, per savo grožį sukilo prieš Dievą ir kaip jisai buvo išmestas iš dangaus karalystės. Ir čia tiesiog neskaitysiu, bet jeigu norite susistabdykit, pasiskaitykit, tai aprašo, kaip jisai sukilo ir kaip jisai buvo išmestas. Tai tai reiškia fallen, tai yra nukritę angelai. Ir kada velnias sukilo, Liuciferis, jisai ir kitus angelus privertė stoti į jo pusę, sukilti prieš Dievą ir jie visi buvo išmesti. Tai kalbant tą pačią temą, tai visi, kas vyksta pasaulyje, taip tarkim Rianos koncertinis pasirodymas, tie pasirodymai, jie nėra šiaip sau pasirodymai. Tai ne šou žiūrovams, tai yra satanistiniai įvykiai, tai yra žinutės, tai yra jie parodo savo planus per pasirodymus, per visokius simbolius. Jie naudoja juodąją magiją per pasirodymus ir visokius ritualus atlikinėja. Tai tarkim, čia vienas iš pasirodymų ir ką jis vaizduoja. Tai pirmą parodysiu. I want you to think of the biblical perspective of what is happening there, okay? She's dressed in red and she falls from the sky, surrounded by people dressed in white, like angels. Do we know the story from the Bible? When Satan fell from heaven and he brought down those fallen angels with him? It's exactly what played out on our screens. And I want you to think of the biblical... Tai čia tiesiog parodo, kas yra prašyta Biblijoje, kad raudonas tai Liuciferis, kuris sukilo prieš Dievą ir aplink jį yra balti angelai.
kurie yra jo pasekėjai, irgi sukilę prieš Dievą ir jie visi buvo išmesti iš dangaus. Tai visos įžymybės, visi garsų žmonės, aktoriai, sportininkai ir kiti žmonės, jie visi tarnauja tam pačiam sutvėrimui, nes velnias valdo šį pasaulį. Tai yra materialus pasaulis ir jisai yra valdovas ir jisai niekam, be jo žinios niekas negali būti sėkmingas šitam pasauliu ir tik tai jisai gali suteikti turtus, šlovę ir kitus materialinius dalykus mainais į tai, kad tu jam tarnausi, įsigyti turtus, sudaryti sutartį, jisai tau suteiks visas sąlygas. Kalbant apie tai ir lietuvių tarpe yra tas pats, tarkim, Vaidas Baumila, jisai taipogi sudarė sutartį ir kai sudarai sutartį su velniu, tu tampi žymus, tave visur kviečia, tu gauni kontraktus, tau yra parašomos dainos, tu gauni tas sutarties sąlygas, kad tu toliau turi, kaip ir sakiau, skleisti tą satanišką simbolizmą, nes tai yra viena iš sąlygų. Ir čia ta pati istorija apie vėl tos nukritusius angelus, ką tik ir čia rodžiu, kas buvo aprašyta Biblijoje. Tai tiesiog vėl Liuciferis raudonas, tai yra šalia jo pasekėjai angelai, kurie buvo išmesti iš dangaus karalystės. Ir tiesiog jo visas klipas yra sataninis. Toliau, tarkim, miestas yra Amerikoje Los Andželes. Tai ką jisai reiškia? Jisai reiškia tą patį, prarasti angelai. Čia tiesiog raidžių žaismas, jeigu tu pridėtum čia raidelę. Tai gautųsi prarasti angelai ir tai irgi niekas be reikalo pasaulyje nevyksta. Ir kaip sakiau, kad tai yra tik iliuzijų pasaulis, kuriame mes gyvename. Ir tiesiog aš jums rodau, kas vyksta iš tikrųjų. Toliau sekanti Baumilos, dar keletą simbolių parodysiu. Tai čia sekundės tikslumu, jeigu turi akį, tai pamatysi, bet jeigu ne, tai labai sunku, nes jie labai mėgsta taip tiesiai tau prieš akis parodyti, bet tiesiog 1 sekundę ir niekas neatkreipia dėmesio. Tai kaip supjaustyta pica, tai čia yra Bafometo ta žvaigždė, kur rodžiau, kuri yra satanistinė ir niekas taip picų nepjausto. Tai čia ta pati žvaigždė, kuri pavaizduota Baumilos klipe ant picos, tai čia jų simbolika yra demoniška. Ir grįžtant prie to pačio video, tai yra ten daugiau simbolizmo. Tarkim, tas pats rankos gestas, tai velnio ragai. Toliau ant plakato yra parašyta angliškai velnias ir šiaip yra daugiau demoniškų simbolių. Čia apie ateivius, aš noriu tikėti ateiviais, tai čia jų sekantis yra naratyvas, kad jie nori žmonės įtikinti, jog ateiviai egzistuoja, nes mes gyvenam bibliniais laikais ir nauji bibliniai įvykiai bus labai greitai. Gyvename paskutinėmis dienomis iki naujų biblinių įvykių ir kai jie nutiks, tai žmonės nesupras, kas vyksta ir jie yra pasiruošę naujas istorijas, jie žmonėms pasakos, kad tai yra ateiviai, o nėra jokių ateivių, ten jie yra tie nukritę angelai ir jie tiesiog toliau meluos žmonėm, kad jie nesuprastų ir kad jie nesuprastų, kad Dievas egzistuoja, kad jie toliau būtų tam iliuzijų pasaulyje ir kam esmė, tai yra esmė, kad yra kova dėl mūsų sielų, kad mes kiekvienas turime sielą, ta siela yra amžina ir po mirties yra tik 2 keliai, arba pragaras, arba rojus ir visa tai tikra ir velnis visaip kaip bando mūsų apgauti ir nutolinti nuo Dievo ir jisai taip laimi mūsų sielas ir jos dega pragare visą amžinybę. Tai
Na, toliau tas raudonas spalva irgi vėl tą patį Liuciferį reprezentuoja. Ir šiaip visas klipas yra sataniškas. Ir jisai turi dar kitą dainą Kunigunda, kur ten irgi nieko nėra dieviško ar kunigiško. Ten yra viskas satanistiška. Ir tiesiog neapsigaukit, kad čia kažkas yra gražaus ir panašiai. Toliau kitas žmogus irgi lietuvių. Tai Derup, irgi satanistiniai simboliai, ženklai, kurie jie sudarė sutartį. Jie gauna kaip vieną iš sąlygų, kad jie turi skleisti tą simbolizmą. Tai violetinė spalva yra velnio spalva, yra turtų ir garbės, šlovės ir valdžios spalva, kuri reprezentuoja vėl velnę. Toliau yra grindis balta juoda, kas yra iliuzijų pasaulis, ir šitą simbolizmą galima pamatyti beveik kiekviename aukštesnio lygio vaizdo klipe arba filmuose, ar šiaip koncertuose jie rodo tą simboliką. Tai pavyzdžiui, tai vyksta visur ir visi tie žmonės dirba tam pačiam sutvėrimui ir jie vykdo jo nurodymus. Tai tarkim aktorė Sydney Sweeney, irgi ta pati simbolika yra visur. Trumpo dukra, jie visada rodo tą simboliką, tiesiog žmonės yra, sakau, užmigę tam transe ir jie tiesiog galvoja, kad čia tiesiog gyvenimas sukasi aplink juos ir jie vaikosi tų materialinių dalykų, jie vaikosi šlovės, turtų, jie vaikosi pinigų, jie nori būti panašiais į įžymus žmonės, o tie visi įžymus žmonės tarnauja velniui, nes kitaip jie nebūtų įžymus. Ir velnias tai žinodamas, jisai jumis užtraukia jum ant akių iliuziją ir jūs visi vietoj to, kad siektumėt amžino gyvenimo dangaus karalystėje, jūs vaikotės per visą savo gyvenimą tų nepasiekiamų turtų, o jeigu jūs norite juos pasiekti, jūs tiesiog turite parduoti sielą ir tarnauti jam. Tai ta pati simbolika yra netgi žaidimuose, nes visa technologija, visi žaidimai, visi telefonai, kompiuteriai yra sukurti irgi jo tamsiųjų jėgų, nes, kaip ir sakiau, visas materializmas tam, kad užmauti ant žmonių proto akių tą melo užtvarą ir kad tiesiog mumis kuo toliau nutolinti nuo mūsų tikrojo tikslo žemėje. Ir tie angelai turi savo planus, tie kritę angelai, kurie sukilo prieš Dievą, ir jie vykdo tą savo planą. Jie nekenčia Dievo, jie nekenčia Dievo kūrybos, jie nekenčia žmogaus, nes Dievas sukūrė mus, ir jie visaip kaip niekina Dievą ir jo kūrybą ir mus, ir jie mūsų nekenčia. Ir tai, kas vyksta visam pasaulyje, yra tik tais spektaklis, nes jie viską valdo, šalių lyderiai, jie visi dirba tam pačiam, ir viskas, kas vyksta tarp šalių, yra viskas plano dalis. Tarkim dabar, kur vyksta karai, tai yra vėlgi plano dalis, nes jie visi tie lyderiai, jie tarnauja tam pačiam sutvėrimui. Ir neapsigaukite, tai nėra kūnas prieš kūną, tai nėra dvasinis karas, ta prasme, tai nėra žmogiškas karas, tai yra dvasinis karas. Ir mes kariaujame ne prieš kūną ir kraują, kas yra prašyta Biblijoje Efeziečiams, Pauliaus laiškas Efeziečiams, 6 skyriuje nuo 10 eilutės rašo:
Galiausiai, mano broliai, būkite stiprus viešpatyje ir jo galybės jėgoje. Užsidėkite visą Dievo ginkluotę, kad būtumėte pajėgus stovėti prieš velnio klastas, nes mes grumėmės ne su kūnu ir krauju, bet su kunigaikštystėmis, su valdžiomis, su šio pasaulio tamsybės valdovais, su dvasinė nedorybė aukštybės vietose. Todėl pasiimkite visą Dievo ginkluotę, kad pajėgtumėte piktąją dieną atsilaikyti ir viską atlikę stovėti. Tai čia yra prašo, kad mes nesame kare prieš kitą žmogų, kūnas prieš kūną, bet kad tai yra dvasinis karas, kad tai yra visai kas kita ir kad šitas karas egzistuoja jau nuo pradžių pradžios ir tie sukilę angelai, jie vykdo savo planus ir kad mes esame tikram kare ir kad velnės egzistuoja ir jisai gundo žmonės visaip kaip galėtų, nes jisai yra labai gudrus ir tai tiesiog yra viskas aprašyta Biblijoje. Tai juoda balta simbolizuoja tą iliuziją, ilgai vykstantį dvasinį karą, gėris prieš blogį, kuri įveda jūs į transą ir nutolina nuo Dievo. Tai visa ta populiari muzika, jinai yra tik tais hipnozė jums, visa tai yra netikra. Tai stabdo jūs nuo pakelimo į aukštesnąją pasąmonę ir jūs gundo malonumais, geismais, maistu, seksu ir kitais dalykais. Tai yra visi jo ginklai. Ir tiesiog noriu, kad pažintumėt priešą ir kaip jisai veikia ir kad suprastumėt, kas vyksta aplink jumis. Tai toliau, tarkim, daugybė šalių turi herbus ir tai yra liūto simbolika ir ką reiškia liūtas. Tai pirmajame Petro laiške, 5 skyriuje, 8-9 eilutė rašo: būkite blaivūs, būkite budrus, nes jūsų priešininkas, velnias, kaip riaumojantis liūtas, vaikšto aplinkui, ieškodamas, kurį galėtų pradėti. Jam priešinkitės tvirti tikėjime, žinodami, kad tie patys kentėjimai įvyksta jūsų broliuose esančiuose pasaulyje. Tai čia vėl aprašo, kas yra liūtas. Tai liūtas yra tas velnias, tai tiesiog dar kitų pavadinimų, kurių jisai turi ir daugybę. Toliau kalbant apie herbus ir simbolius, tai Šiaulių herbas irgi turi simboliką, tai yra piramidė su akim, tai yra Illuminati bendruomenė, slapti kultai, kurie valdo pasaulį fizinių kūnų, nes velnias ir jo angelai, jie neturi fizinio kūno, jie turi dvasinį kūną, bet jie turi jėgas, kurie yra fiziniam kūne šiam pasauliu. Ir jie visą tai valdo ir jie visada rodo mums simbolizmą. Ir aplamai, kodėl vyksta simbolizmas ir panašiai. Tai, kaip ir sakiau, viena iš priežasčių, tai kad velnias ją rodo, nes jisai nori rodyti savo valdžią, nes jisai toksai yra. Ir kita priežastis, kad kaip veikia pasaulis, kaip Dievas sukūrė viską, tai sukūrė viską laisva valia. Ir kad niekas negali prieš kiekvieną iš mūsų kažką prieš mūsų valią daryti. Dėl to velniui reikia mūsų sutikimo. Ir ką jisai daro, jie rodo savo planus per visokius pasirodymus, per spektaklius, per filmus, per muzikinius klipus. Ir žmonės, jis rodo viską jiems prieš jų nosis, bet jeigu žmonės to nesupranta ir nemato, tai čia jų kaltė. Ir jeigu žmonės nieko matydami tą velnio planus nesukyla prieš tai ir nieko nedaro, tai yra priimama kaip sutikimo ženklas ir jisai gali nebaudžiamas daryti tai mums, tai ką yra suplanavęs. Tai tą noriu pasakyti, kad dėl to vyksta simbolizmas, nes jam reikia mūsų sutikimo. Ir jeigu žmogus nieko nedaro matydamas, tai reiškia kaip sutikimą. Toliau kalbant apie tą pačią piramidę sakė, tai filmuose irgi yra, tarkim, žiedų valdovas, irgi yra ta pati viską matanti akis, Saurono akis, tai čia tas pats simbolizmas, blogio jėgos,
Ir kaip ir sakiau, tai ne tik filmai yra, viskas yra rimta ir labai tikra. Ir tarkim, vėlgi laidoje Auksinis protas ir vėl pilna yra simbolikos apie piramides. Na, visur yra ten ir pačioj salėje yra pilna piramidžių pristatyta. Viskas. Va. Ir tie žmonės, jie yra irgi finansuojami, va šitie visi, ir jie dirba tam, kam ir sakiau, nes ir jie neša jo planus, jie kalba žmonėms tai, ką velnias nori, kad kalbėtų, tai, kad nori, kad mes girdėtume, jie kalba savo, tai, ką jiem pasakyti yra kalbėti, ir taip tiesiog blogio jėgos vykdo savo planus ir taip skaldo žmonės, nes jie dirba vienam, bet vienas neša vieną naratyvą, kalba apie vieną pusę, kiti kalba apie kitą pusę ir žmonės susiskaldo ir pradeda vienas kitam priešintis ir kovoja vienas su kitu ir internetuose jie ten darkosi vienas su kitu, nors jie, tos abi pusės, jos dirba vienai valdžiai ir jie taip skaldo žmonės ir tiesiog, kai suskaldai žmonės, yra daug paprasčiau juos valdyti ir tiesiog juos apgaudinėti. Tai vyko jau nuo pradžios, taip vyksta su šalim, taip vyko Romos laikais, kai skaldydavo žmonės, kai juos pastatė jam tą Romos žaidynės ir ten darydavo tas gladiatorių kovas, tai vėlgi yra publikos dėmesio nukreipimas ir žmonių skaldimas ir taip valdydavo velnias nuo senų senovės. Ir čia toliau simbolika yra, tarkim, grupė Beatlai, tai visi turbūt žinot tą grupę ir tai vėlgi yra rankos simbolis, ką reiškia 3/6, tai yra velnio simbolika ir velnio skaičius. Ir toliau tas pats rankos gestas, tai velnio ragai. Ir tai yra viskas tiesiog parodo, kam jie tarnauja. Toliau parodau, kad jie visi jam tarnauja ir jūsų mėgstami dainininkai, aktoriai, sportininkai, influenceriai ir kiti, jie visi dirba tam pačiam ir jie visi neša tą pačią simboliką, nes tai yra jų sutartyje ir velnias mėgaujasi tuo, mėgaujasi savo valdžia ir tai galima labai lengvai pastebėti, kuris žmogus kam dirba. Tai toliau nešant tą pačią simboliką, tai Amerikos doleris, irgi ta pati Illuminati piramidė su ta pačia akimi, tai yra jų slapta bendrija, kur valdo visą pasaulį. Ir čia parašyta yra Novus Ordo Seclorum, kas reiškia nauja pasaulio tvarka. Tai jie nori pertvarkyti visą pasaulį ir jie nori nuversti Dievą, jie nori, kaip ir sakiau, dėl ko buvo Liuciferis išmestas iš dangaus, tai dėl to, kad jis sukilo, jis norėjo perimti Dievo valdžią ir jie nori tai padaryti, tas planas dar neišnyko. Ir jie visur deda tą simboliką, nes jie rodo tai mums ir jeigu mes nieko dėl to nedarom, tai jie priima taip kaip sutikimą, nes kaip ir sakiau, jie negali mūsų priversti prieš mūsų valią, dėl to jie mums rodo prieš akis, bet tiesiog žmonija yra užmigus. Ir toliau Elonas Muskas papostino tą patį Novus Ordo Seclorum, nauja pasaulio tvarka. Ir kaip ir sakiau, kad jie mėgsta išniekinti Dievą, tai vėlgi yra Kristaus kryžius ir parašyta nauja pasaulio tvarka, jie nori pertvarkyti visą tvarką, jie nori perimti valdžią ir mumis sunaikinti, išniekinti. Paskui
Maskas irgi ant švarko parašyta vėlgi tas pats nauja pasaulio tvarka. Jie renginiuose rodo savo irgi simbolizmą, jie rengiasi visokiais satanistiniais drabužiais, ką žmonės vėlgi nepastebi, nesupranta. Paskui, kaip ir sakiau, visi lyderiai dirba tam pačiam ir vėlgi yra piramidės simbolika rankų gestuose ir tai galima atskirti labai lengvai. Tai Anglijos ministras vėl Starmeris taipogi ta pati simbolika ir čia tik atrinkau tik kelis, o jie visi dirba jam ir kaip sakiau, kas vyksta pasaulyje yra ne šiaip įvykiai, ne tai, kad šalis prieš šalį nesutarė, o tai yra blogio jėgų planas ir tai yra viskas pagal planą ir viskas yra surežisuota, viskas yra spektaklis. Ir žmonės susiskaldo, jie palaiko vieną pusę, jie palaiko kitą pusę, vienas su kitu pykstasi, pradeda žudyti vienas kitą ir panašiai. Tai yra tik šio pasaulio iliuzija. Toliau dar jeigu simbolizmo, tai NASA irgi yra sataniška organizacija, finansuojama vėlgi blogio jėgų. Tai šitas yra simbolis gyvatės liežuvis, tik tai tame tikrame simbolė nėra gyvatės ir pavadintas NASA. Jeigu pridėjus T raidelę, gaunasi Satan, šėtonas. Ir kodėl čia nėra T raidės, kur jie ją padėjo, tai jie, kada skaičiuoja raketos paleidimą ir skaičiuoja atgalinę skaičiuotę, jie sako T minus ir tada skaičiuoja ten 10, 9, 8 ir jie tiesiog tą T raidelę perkelia ir jie taip daro, jiem čia jų yra kaip pramoga rodyti mums tai prieš mūsų nosį. Ir jie juokiasi iš mūsų žmonių, kad mes esam buki ir nieko nesuprantame. Toliau buvo sukurtas pirmasis Apple kompiuteris ir 1976 metais jis buvo parduotas už būtent šią sumą. Tai, manau, suprantat, apie ką turiu omeny. Ir pati Apple kompanijos simbolika, tai jūs turbūt visi girdėjote apie tą istoriją Ievos ir Adomo. Tai nėra pasakos, tai yra tikra. Ir kada Edeno sode Dievas uždraudė valgyti nuo būtent medžio gėrio ir blogio pažinimo, tai į Edeno sodą atėjo gyvatė ir apgavo Ievą savo klastom ir melais. Ir Ieva atsikando to obuolio ir irgi buvo išmesti iš to sodo. Ir nuo to laiko mes esam nuodėmingi vien tik per Ievą ir Adomą ir mes gimstam jau, mūsų kūnai jau nuodėmiai. Tai ką rašo Biblijoje apie gyvatę, tai Apreiškimo 12 skyriui 7-9 eilutės. Ir danguje buvo karas, Mykolas ir jo angelai kovojo prieš Slibiną. Ir Slibinas kovojo bei jo angelai, bet nenugalėjo, nei nebuvo rasta jų vieta danguje. Ir buvo išmestas tas didysis Slibinas, ta sena gyvatė, vadinama velniu ir šėtonu, kuris suklaidina visą pasaulį. Jis buvo išmestas į žemę ir jo angelai buvo išmesti su juo. Tai čia vėl ta pati istorija, tik tai čia aprašo, kad ta gyvatė yra velnias šėtonas ir jis turi daugybę vardų. Ir ta pati gyvatė buvo Edeno sode, kuri apgavo Ievą ir Adomą. Ir arba Slibinas, tai yra drakonas. Yra irgi daugybė filmų su drakonais, tai irgi yra nebereikala. Ir ta pati gyvatė, tai yra šėtonas. Tai vėlgi Vatikanas, simbolika vėl gyvatės ir Kristaus kryžius. Jie praryti nori visus mus, jie nori perimti valdžią. Ir velnis yra labai įsitvirtinęs į šiuolaikinę bažnyčią.
Ir tenais vyksta jau nebe Dievo žodis, tenais vyksta satanistiniai visokie ritualai. Ten yra apgaudinėjami žmonės ir tuoj prieisiu, kodėl velnis yra įsitvirtinęs bažnyčiai ir kokiu tikslu. Na, čia dar keletas simbolikos, tai prieš tai rodžiau apie dolerį, dabar apie eurą, tai pridėjus kupiūrą prie veidrodžio gaunasi demonas, jo vardas yra Baal, angliškai Baalas, ir žmonės po šiai dienai, tie, kurie tarnauja jiems, tai aukoja tikrus žmonės, jie aukoja kūdikius, jam degina juos, jie garbina taip demonus, ir šitas demonas yra ir filme pavaizduotas, tai vėlgi tam pačiam žiedų valdove. Under the flame of Arnor. The dark fire will not avail you. Flame of Udun! Ir netgi filme irgi sako, kad jo vardą tą patį, Baal. Ir tai yra tikra ir tai visada buvo gėris prieš blogį. Ir tai egzistuoja ir tai supa mus kiekvieną dieną. Toliau vėl dolerio kupiūra, kuri buvo 1969 buvo 10 000 vertės kupiūra, kurios pakraštėlį buvo mažom raidytėm parašyta angliškai šlovė šėtonui. Ir jie taip tiesiog skleidžia savo simbolizmą prieš mūsų akis ir, kaip ir sakiau, juokis. Jeigu kas žiūrėjote olimpinės varžybas, atidarymo ceremoniją, tai vėlgi, ką tai rodo, tai jie mėgsta išsityčioti ir šaipytis. Tai čia, ką jie rodo, tai kada buvo Kristus žemėje, tai ir turėjo paskutinę vakarienę su mokiniais, tai jie tiesiog taip perduoda ir išsityčioja. Ir žmonės yra tokie akli, kad jie galvoja, kad čia kažkoks šou spektaklis ir kad tai yra juoko forma, bet tai nėra juoko forma, tai yra viskas satanistiška ir tai yra daroma, kad išsityčioti ir išniekinti. Ir apskritai, kodėl sportas, varžybos, spektakliai, visokie kompiuteriniai žaidimai egzistuoja, tai tam, kad nutraukti žmogaus dėmesį nuo svarbių dalykų, kada jie tada nebemato, kas aplink juos vyksta, jie nebesidomi nieko, kas reikalinga, kas turi tikslą. Ir tokie žmonės nebekelia grėsmės jų planams. Kai sakau jų, tai turiu omeny tų kritusių angelų. Ir tokie žmonės būna tiesiog išimti iš mūšio lauko, nes, kaip ir sakiau, mes esam dvasiniam kare. Ir jeigu žinote, kad per olimpiadą atidarymo ceremoniją yra nešamas deglas, tai kas yra tas deglas, tai taipogi yra New York'e Laisvės statula. Kas jinai yra, tai ką jinai reiškia, tai yra Liuciferis, tas pats velnis. Jisai buvo sukurtas kaip ryto žvaigždė, kaip šviesos nešėjas. Ir tai yra velnio statula, tiesiai visiems prieš nosis pastatyta ir su tuo deglu. Ir kada jie olimpinėse žaidynėse neša tą deglą, jie garbina Liuciferį, šviesos nešėją. Tai tik ritualai vykstantis tiesiai prieš žmonių akis. Ir čia tiesiog parodo, kad jie visi jiem dirba, ir popiežiai, ir visi žymus žmonės, nes, kaip ir sakiau, jie kitaip nebūtų žymus. Ir kai kurie iš jų net nėra žmonės, tai kita tema, kad tarp mūsų dar yra ir kita sėkla. Na, dar keletas simbolikos, tai tarkim Disney pasaulis vaikams, tai vien tame pavadinime yra jau 3 šešetai.
užslėpti. Paskui, jeigu žiūrint į pačius filmukus, tai ten irgi, kaip ir filmuose, visur ta simbolika yra. Tai tas pats vėlgi rankos gestas, velnio ragai. Ant knygutės vaikams tiesiog yra įanspauduotas demoniškas simbolis, kur žmonės turbūt gyvenime nesuprastų ir net neturėtų tokių minčių. Paskui jie mėgsta labai pavadinti visus filmų ir filmukų veikėjus tam tikrais vardais. Tai tarkim, šitas katinas buvo pavadintas Luciferiu. Tai vėlgi nebereikalo. Nuėjus į gematriją, kompiuteris vėlgi sudaro tą pačią skaičių sumą. Tai kas yra gematrija, tai yra žodžio raidžių suma. Tarkim, A yra 1, B2, C3. Tai parašius žodį ir gaunasi tam tikra skaičių suma. Ir pagal anglišką gematriją kompiuteris gaunasi būtent šitas skaičius. Ir ką ir prieš tai sakiau, kad visa technologija yra sukurta jo. Ir jinai vis tobulėja. Ir ateina laikas, kaip jie planuoja perkelti mus į skaitmeninę finansų sistemą, tenais viską perkelti naudojant blockchaino technologiją, tai yra kriptovaliutas. Jie nori ten viską perkelti ir nekilnojamą turtą ir aplamai viską, tam, kad jie vėliau galėtų vėl atimti iš mūsų kažkokias teisės, kad mus toliau daryti vergais ir atėjus laiku jie galės tiesiog vienu mygtuko paspaudimu išjungti mus iš sistemos. Tarkim, tu parašai kažką internete, kas jiem nepatiks, arba jie išleido kažkokį skiepą, kuris yra visiems būtinas ir tu atsisakei, jie tiesiog tave iš sistemos išjungs ir tu nebegalėsi nei pirkti daugiau nieko, nei parduoti. Toliau viena ištrauka yra iš irgi animacinio filmuko, tai kaip daugybė sielų pateko į pragarą, virš 8000 ir jie dar nesuprato, kur jie yra, kad jie yra mirę, tai čia apie tai yra. Čia tiesiog supažindina jo su pragaru, kad neturėtumėte jokios vilties daugiau ir panašiai, sako, tie žmonės sako, bet aš buvau religingas, ten kitas sako, aš ten tikėjau tą Jovą, kaip ten kažkokiu kitų tikėjimų. Ir jis sako, kad pasirinkote klaidingą religiją ir žodžiu, jie suklydo ir dėl to jie pateko į pragarą. Ir čia vėliau ateina velnias ir sako, jūs būsit mano vergai per visą amžinybę. Ir kalbant apie religijas, tai religija, visos religijos apart krikščionybės buvo sukurta būtent velnio, islamas, budizmas ir visos kitos, tam, kad, kaip ir sakiau, jisai yra master apgavikas, jisai yra meluoja dėl to, kad po mirties jisai gaus jūsų sielas, nes jūs taip ir neradote tos tiesos gyvenime ir buvote apgauti ir jūs pasirinkote ne tą religiją ir tarkim, pagalvokite, kodėl pasaulyje yra tik viena religija, kuri yra atakuojama, tai krikščionybė yra niekinama, yra visokia simbolika, yra niokojamos bažnyčios, yra persekiojami krikščionys, žudomi jie kitose šalyse ir to tiesiog nerodo medijos kanalai, televizorius. Kodėl jų nerodo, nes, kaip ir sakiau, velnias yra šio pasaulio valdovas, jisai viską valdo ir jisai rodo tai, ką nori, kad jūs žinotumėt. Ir per šiuolaikinę televiziją jūs iš vis nepamatysite jokios tiesos, tik tai susiskaldimą, skaldo žmonės ir taip juos lengviau valdo. Kalbant apie televiziją, tai žodžių žaismas ir televizija yra sukurta tam, kad skleistų jų viziją. Velnias skleidžia savo viziją jums ir programuoja jūsų mąstymą, jūsų elgesį
Ir tai, ką jūs matote per televiziją, tai yra viskas parengta būtent jum, būtent audiencijai, kad jinai būtų formuojamas kažkoks tai naratyvas, kažkoks mąstymas. Ir visa tai yra prieš mūsų nosį, vėlgi simbolika. Tai yra žodžių žaismas, tarkim, televizija, tai yra pasakyti viziją, arba programų kanalai, tai yra programavimas. Tai duosiu paklausyti vaizdo įrašą, čia anglų kalba, o paskiau, kas nesupranta angliškai, parodysiu lietuviškai išverstą. Television is tele-vision. You turn on the television, you get programs. They reprogram your subconscious mind, which manifests 90% of your daily basis behavior and thought patterns. This is the hidden part of the mind, which manifests your heart to beat without you being conscious of it. Broadcasting is casting spells to a broad audience. North, east, west, and south. News. Your devices, the devil's vice, are black mirrors, which were black obsidian mirrors which were used to communicate with the astral plane. Your life is a direct manifestation of your mind. This is why you need to take care of what you see, say, and hear. Government. Ment means mind. Govern the mind. Angliškai, kas supranta, tai ten supras, o lietuviškai tai taip tiksliai neišversta, bet vis tiek gal suprasite visą esmę. Tai. Televizija tai tarsi pasakojama vizija. Įjungi televizorių ir gauni programas. Jie perprogramuoja tavo pasąmonę, kuri lemia 90% tavo kasdienio elgesio ir minčių modelių. Tai paslėpta proto dalis, dėl kurios tavo širdis plaka tau to net nesuvokiant. Transliavimas tarsi kerų skleidimas plačiai auditorijai. Šiaurė, rytai, vakarai ir pietūs, naujienos. Jūsų įrenginiai, velnio pinklės yra juodi veidrodžiai. Tai buvo juodi obsidiano veidrodžiai, naudoti bendravimui su astraliniu pasauliu. Tavo gyvenimas, tiesioginė tavo proto išraiška. Štai kodėl turi rūpintis tuo, ką matai, sakai ir girdi. Valdymas, ment, reiškia protas, tad tai proto valdymas. Tai viskas turi paskirtį ir viskas yra nebereikalo šiam pasauliu. Čia mačiau naujienose, kad Venezuela buvo apšaudyta, apsprogdinta Jungtinių Amerikos valstybių. Tai kodėl tai vyksta? Tai dėl to, kad yra keletas šalių, kurios dar nepriklauso jiems ir jų tiesiogiai nevaldo. Tai ką jie daro? Jie tiesiog pasauliui parodo per televiziją visiems naują programą, kad jie atakavo tą šalį nes jinai yra teroristinė šalis, ar jinai kūrė kažkokį atominį ginklą, kuris yra pavojingas visuomeniai, kas yra tik jų prisidengimas. O ką jie daro, tai jie nuverčia seną valdžią, kuri yra nepavaldi jiems. Jie pastato naują valdžią, tą, kuri pavaldi jiems. Jie tenais įsteigia centrinį banką. Kai jie įsteigia centrinį banką, jie valdo visus to šalies finansus, visą pinigų tiekmę ir toliau jie valdo tą visą šalį ir jie jau toliau ten daro, kokie yra tolimesni jų planai, tai dėl to tai ir vyksta pasaulyje. Arba dar dėl išteklių, dėl naftos, dėl visų tų resursų ir yra tiesiog prisidengiama, kad arba tai teroristinė šalis, arba jie sugalvoja, kuom prisidengti, jie tai skleidžia per savo internetinius kanalus, per televiziją ir pastatę naują valdžią, jie tiesiog turi visą šalį savo rankoje.